Sveiki, aš Lina alkoholikė. Iš tikrųjų, šiek tiek jaudinuosi šiandien. E, e, Išmokau jau jaudintis tą dieną, kai jau kažkas vyksta, nes kad nereiktų, žinai, gyventi ilgą laiką tame. Tai va, tai ką, aš tada pasidalinsiu šiandien savo tą patirtimi. Jo, mano gyvenimas jis nebuvo toks labai blogas, bent jau aš kaip galvojau. Aš visą laiką tokia nuo vaikystės buvau pozityvus žmogus, kur visą laiką visiems skirdavau meilės ir aš galvoju, kad viskas yra gerai. Ir aš atsimenu, bet aišku, buvo tų dalykų, kurie mane išmokino būti ta tokia egoistė savanaudė, nes aš tiesiog nemokėjau kitaip gyventi, man reikėjo apsisaugoti, ne, ir aš jau nuo vaikystės buvau išmokus tokius būti tokia, gera, apsimesti, kad ten nuolankiai ten viską, bet aišku, aš nežinojau, kad tai yra, nėra gerai. Ir mano namuose nebuvo ten kažkokių girtuoklyšių, nebuvo ten, mano tėvas amžinatilsį, tikras tėvas, jisai alkoholikas, jisai, kai man buvo 2 metai, jau mama su juo buvo išsiskyrus, nes jau jisai ten buvo, visokių dalykų pridaręs ir ten aš nepasakosiu, bet esmė tame, kad jisai, mama, kai išsiskyrė, mes vis tiek mylėjom tą tėtį, mes nežinojom, kad ten kažkas blogai su juo. Bet mano mama tai, kad nebuvo nei alkoholikė nieko, susirado antrą vyrą, tai tas vyras irgi buvo labai, mano tėtis dabartinis, jis yra nuostabus žmogus, jisai aš jį vadinu angelų sargu, nes, jis nėra kažkada, nėra nei užrėkęs nieko, ta prasme, meilės aš iš jo tikrai labai daug gavau. Bet kadangi gyvenime, šeimoje mano vis tiek alkoholį vartojo ir tai atrodė normalu, aš turėjau savo autoritetus, mano autoritetas buvo mano krikšto tėvas, jo žmona irgi mano autoritetas buvo, jau mano kokių ten, aš sakyčiau, nuo 12, nuo 10 gal metų jie man atrodė autoritetai, bet faktas, kad jie ir vartodavo alkoholį ir jiems tai atrodė normalu ir man tai atrodė normalu. Niekas negalvojo ten, kad negalima, nes tais laikais buvo įprasta duoti paragauti vaikam alkoholio, ten dar kažko, ir aš visą laiką, kai tėvai alkoholį vartodavo, tai duodavo mineralaus paragauti, duodavo ir šampano paragauti. Atrodė, kad tai normalu. Aš realiai tai neatsimenu, ar man patiko ar nepatiko ten tie skoniai, bet faktas, kad aš jų esu ragavus. Ir aš negaliu pasakyti, kad man tai davė įtaką gerti. Bet aš atsimenu, aš pradėjau nuo 12 metų draugauti su vaikinu, aš visą laiką buvau tokia mokykloje. Mes su sesė buvom dvynukės ir mus kažkaip labai skirstė mokykloje. Aš nežinau kodėl, bet mes esam našlaitės, nes mes tėvo neturim, nors mes tėvą turėjom, bet aš nesupratau, kodėl jie ten mus skirstė. Ir mums reikėjo pasirodyti, kad mes kažkokios nesam ten blogos, tai mums reikėjo, aš asmeniškai tai pasirinkau būti ta tokia kieta, šustra mergaitė. Manęs mokykloje bijodavo, aš visus ten skriausdavau, aš ten visus žemindavau, tiek klasiokus, tiek mokykloje ten vaikus, aš su vyresniais eidavau, aiškindavausi ten, vos ne ginčydavausi ir ten dar įdomiausia tai, kad aš būdavo prisidirbau, o mano sesė mane gindavo. Tai mes taip gyvenom. Su sesė pas mus irgi santykiai buvo labai prasti, bet kol jaunos buvom, tai dar buvo ta tokia viena kitos apsauga, nors sesė buvo nuolankesnė negu aš buvau tokia, nežinau kodėl, bet aš kaip dabar, pavyzdžiui, prisimenu, tai aš buvau tokia labai savanaudė. Aš buvau visą laiką chytra, aš apsimetinėdavau, aš buvau geriausia tiek prieš mamą, tiek prieš mokytojus, tiek prieš kaimynus, o mano sesė ta buvo blogiukė. Tai ir aš buvau tokia kaip ir pakėlus galvą, mano puikybė buvo išaugus, ten jau pradėjo augti.
Tai va, ir aš tada susiradau tą 12 metų tą vaikiną, jau vyresnį už mane ir, nu ir aišku, tada aš atsimenu, mes paragavom šampano, aš pirmą kartą grįžau namo išgėrus, mano mama dar sako, aš atėjau, ten sėdžiu kaip niekur nieko ir man mama sako, tai tėčiui sako, sako, klausyk, man atrodo, jinai išgėrus. Aš sakau, ne, sakau, aš galvą susitrenkiau ir jinai sako, Jėzau, tau viskas gerai. Nu, sakau, aš čia man praeis. Ir tada, aišku, mama suprato, sako, jinai girta. Ir tada, aišku, liepė išmest gumą ir liepė papūsti, aišku, pajautė, kad aš išgerus, jinai man ten pradėjo ten iš pradžių rėkti, paskui aš miegot nuėjau, jinai man iš ryto ten bliūdą atnešė, tipo, žinai, nu, pagal save ir man tai atrodė juokas, vat, kaip dabar aš atsimenu, man tai buvo juokas. Jo, ir va tada aš iš tikrųjų, bet vėlgi aš nepasakyčiau, kad aš buvau ta, kur ten man labai patiko, arba ten aš prisiminimai tokie, kad man buvo wow. Ne, tiesiog aš išgėriau, man atrodė normalu, nes kiti taip daro. Paskui antrą kartą aš atsimenu irgi va tokį, kur mes su vyru, irgi buvusiu vyru, nu, nes mes paskui su juo apsiženėm, tai irgi kažkaip ąžuolyne nusipirkom bonką šnapso ir ten gėrėm ir buvo tikrai vos ne pilna bonka šnapso likus ir aš visiems tipo pasirodysiu kokią šustrą ir išgėriau tą visą bonką šnapso, net pykina. Tai va, ir iš tikrųjų tada aš nusmigau, nes nu, čia normalu. Ir va tada man buvo tokia labai trauma dėl to, nes iš tikrųjų tada tokia labai man nepatiko tas jausmas, smigimo tokio. Ir, o Jėzau, aš dabar kaip prisimenu, jo, buvo baisus dalykas, bet ir tai manęs neišgąsdino ir aišku, aš tada pradėjau vartoti, bet tas vartojimas buvo normalus, man atrodė, kad tai yra normalu. Šventės, baliai ir ten mano teta su mano krikšto tėvu, ten irgi jie man irgi duodavo išgert, kadangi aš jauna tą draugą turėjau, tai jau ten atrodė visiems, kad aš labai suaugusi ir aš pati galvojau, kad suaugusi. Ir tas vartojimas buvo tiesiog normalu ir nebuvo ten, kad gerai ar blogai. Ir aš neturėjau jokio tokio, nu, blogo jausmo, kad aš čia kažką blogai darau. Ir aišku, tada aš su savo vyru pirmu mes buvom kažkaip, man buvo 15 metų, mes išsiskyrėm su juo, ten pusei metų išsiskyrėm ir aš tada neturėjau jokio draugo, mano sesė su draugė turėjo ir man liūdna pasidarė ir aš aišku susitaikiau su savo vyru. Ir kai aš susitaikiau su savo vyru, nežinau, kodėl taip atsitiko, bet vėlgi aš šiandien dienai kitaip galvoju, tai aš pastojau, 16 metų aš pastojau, aš 16 metų pasigimdžiau vaiką, va tada prasidėjo mano tas, va turbūt tas, nu, kaip pasakyti, aš jaučiau labai kažkokią negerai jaučiausi, man buvo blogai labai. Ir kai aš pastojau, mes apsiženijom, prasidėjo ten, nu, Dieve, aš vaikas buvau, bet, vat, nu, jeigu šnekant iš tos dienos, tai mano vyras irgi, jisai nebuvo daug vyresnis, jam buvo 18, man 16, jisai mane ištisai ten žemindavo, arba ten, pavyzdžiui, aš atsimenu, aš norėjau kažkokių koldūnų su varške, nes aš su mėsa nevalgau, jis man nenupirko jų, nes kadangi aš neužsidirbu ir man va tie visi tokie, va aš kai užaugsiu, aš jums parodysiu, va aš jums įrodysiu, kokia aš esu. Ir va nuo viso to ir prasidėjo mano tas va toksai, bet aš parodysiu. Ir aš dabar, vat vakar irgi, iš tikrųjų, sakau, labai daug negalvojau, bet vat Dievas turbūt atsiunčia tas mintis, kurios, nu, aš turiu išsakyti. Tai vat atėjo tokia mintis, kai man buvo 17 vasarą, aš buvau gamtoj, aš neatsimenu, kad aš būčiau išgėrus, bet aš atsimenu, kaip aš rėkiau į dangų rankas užkėlus ir verkiau, nes mano sesė, mano draugė turėjo laisvą gyvenimą, jos gyveno kaip norėjo, o aš turėjau vaiką auginti. Ir aš verkiau kruvinom ašarom ir rėkiau Dievui, už ką tu man tai padarei, ką aš tu tokio blogo padariau, kad tu man va tai padarei, kad aš pastojau, kad va tai va. Ir va turbūt tada ir atėjo man tas, nu, tas, va, net, nu, Dievu, susipykau tada su Dievu.
Bet vat iš tikrųjų, žinokit, tik vakar tą prisiminiau ir labai džiaugiuosi, kad vat taip ateina tokie dalykai. Ir va tada prasidėjo tas mano, tas gėrimas, tas neįdomu, kaip kiti jaučiasi, neįdomu, ką kiti galvoja. Vyras išvažiavo į užsienį, aš susiradau meilužį ten, su juo jau norėjau su vyru skirtis, bet tas meilužis vėlgi, ačiū Dievui, mane apsaugojo, aš su juo išsiskyriau, nes ten būtų dar blogiau buvę man. Bet aš ir vartojau, bet vėlgi aš nesijaučiau dėl to blogai, kad aš vartojau. Ir aš atsimenu, kaip aš išvažiavau aš išsiskyriau su to savo meilužiu ir vyras atvažiavo į Lietuvą, mane pasiėmė, nes jis jau gyveno Ispanijoje, aš išvažiavau į Ispaniją. Ir Ispanijoje aš, kai gyvenau, mes su vyru labai blogai sutarėm, nes, aš vis dar mylėjau tą savo meilužį ir man 2 metus buvo tragedija ir aš tada pradėjau gerti, tada, aišku, mano teta su dėdė autoritetai irgi gėrė. Mano mama man visą gyvenimą sakė, kad narkotikai yra labai blogai, o mano autoritetai mane vieną dieną mašinai pasisodinę, man aiškino, kaip yra gerai šitas dalykas ir aš tada pradėjau, aišku, ir narkotiką kažkokį vartoti, tai buvo kokainas, bet aš nežinojau, kadangi aš neturėjau savo nuomonės, aš aišku pasidaviau tam ir tada dar ir tas dasidėjo, bet kad ten būtų kažkaip labai stipriai aš įklimpus buvau, tai ne. Bet faktas, kad tai buvo, nes pradžių ten gal vieną kartą į mėnesį, paskui žiūrėkiau vieną kartą į savaitę, nes važiuoji tūsintis, aišku, jau iš karto mintis, kad ten to darysi ir prasidėjo tas toks laisvas gyvenimas. Ir vyras mano vartojo, visi vartojo ir tai buvo normalu. Ir man atrodė, kad tai yra normalu. Ir vėlgi, tai ačiū Dievui, man buvo jau 20, man atrodo, metų, gal 21, aš dabar tikrai neatsiminsiu, bet aš išsiskyriau su savo vyru, nes jau ten buvo tragedija, mes ten ir mušdavomės, visko būdavo. Aš išsiskyriau ir tada prasidėjo mano tas toksai laisvės gyvenimas, kurio aš niekada neturėjau ir aš nežinojau, ką tai reiškia. Tik aš turėjau vaiką. Aišku, ką vaikas matė, tai vėl ten kita kalba, žinai, bet, yra kaip yra, aš negaliu atgal to sugrąžinti. Ir po pusės metų, kai mes įsiskyrėm su vyru, mes oficialiai neįsiskyrėm, aš tiesiog pasakiau, kad gyvenam atskirai, mes tam pačiam miestelį gyvenam, aš jį mačiau, ten viską, ir po pusės metų jisai žūna. Ir viskas. Ir tada prasidėjo mano tragiškas gyvenimas, nes, aš taip sakydavau, kad jisai, nes tada ir prasidėjo mano košmarai ir aš atsimenu, kai jisai mirė, man atrodė, kad gyvenimas, aš nemoku papasakoti to jausmo, nes tai buvo kažkas tai baisaus, aš 2 dienas aplamai guliau lovą ir verkiau ir į dangų žiūrėjau. Tada prasidėjo baimės, prasidėjo sąžinės griaužimas, tai aš dar 0,5 metų gyvenau visame tame ir vartojau, bet man vis blogėjo. Aš, į tokią kaip ir depresiją, nors aš pati to nesupratau, aš į depresiją įkritau. Ir tada po vyro žūties, po 0,5 metų, aš susapnavau, kad mano vyras, o aš tada gėriau ir aš susapnavau, kai man vyras sako, ką tu, Lina, darai, nes aš gėriau. Ir tada aš supratau, kad viskas, aš turiu kažką daryti, nes bus ragas. Ir aš tada susidėjau daiktus ir grįžau pas mamą ten į kitą miestą. Ir dar aš mėnesį gėriau, bet jau buvo prasidėję man panikos atakos, buvo prasidėję man balsai girdėtis, vaidentis, visokios nesąmonės. Ir tada aš, kadangi ten Ispanijoje, kai gyvenau, ten niekas ten nepasakojo apie tos vaistus, kaip ten veikia tie visi dalykai. Man prirašė visokių ten vaistų, antidepresantų, raminančių ir aš juos pradėjau gerti, man dar pablogėjo. Tada aš vieną naktį guliu su vaiku ir prisiminiau, kaip guliu lovoje ir girdžiu, kaip man sako pasikart, kaip aš šoku iš lovos, nubėgau pas kaimynus ten į tokį kalną ir sakau, darykit ką nors, nes sakau, aš nenoriu numirti, sakau, aš nenoriu nusižudyti, bet sakau, aš nežinau, ką man daryti su savim. Ir tada jie mane nuvežė į ligoninę, tai aišku, ligoninėje dar pasakė, kad ant tų vaistų gerk, kai tau blogai, tai aš tos vaistus pradėjau daugiau gerti, tą Xanaxą, nors aš net nežinojau, ką jis daro.
Ir aš tada, kai pradėjau tą Xanaxą gert, man dar labiau vaidentis pradėjo. Ir tada aš net bet va tada aš nustojau gert. Aš bijojau net lašą išgert, nes aš bijodavau, kad man dar blogiau bus. Aš tada metus laiko visiškai negėriau. Aš negėriau ir tada aš atsimenu, atsirado kitas vyras, mano dabartinis vyras, ir aš su juo buvau, bet aš buvau tuo momentu aš buvau tokia visai, kaip pasakyti, nepilnavertis žmogus. Aš negalėjau visiškai viena būti, aš visada bijojau, kad man vėl grįžta tie balsai, dėl to aš visą laiką būdavau su kažkuo, kad aš savo nieko blogo nepasidaryčiau. Ir antiek mane visas šitas, davedė iki to, kad aš, tiesiog, aš nebesijaučiau kaip normalus žmogus, aš jaučiausi priklausoma nuo kažko. Ir tai tęsiasi 7 metai. Ir mano vyras, atsimenu, jisai buvo jaunas ir jisai ir vartodavo, ir gerdavo. Ir tuos pirmus metus, kai mes su juo draugavom, kol aš negėriau, tai jis gėrė, jisai nesveikai gėrė ir jis po to dar daug metų gėrė. Ir aš atsimenu, aš net rašydavausi ant šito, kaip ant kalendoriaus, žymėdavausi, kiek jis geria ir kiek jis negeria. Tai būdavo, pavyzdžiui, kokios 4 arba 6 dienos per mėnesį, kad jis negeria. O visas kitas dienas jisai arba gerdavo, arba čiūchindavos ir būdavo pachvelingas. Ir aišku, vieną dieną mane tas dakniso, nes man reikėdavo, aš aišku bijodavau būti viena, tai kai jisai gerdavo, aš važinėdavau su juo naktim, kadangi pas mane buvo 2 vaikai, viena vyresnė, kita mažesnė, tai viena kitą prižiūrėdavo ir tada aš galėdavau būti su juo ir aš būdavau su juo. Ir važinėdavau ten ir iki nakties ir būdavau ir jį vežiodavau. Ir jisai man sakydavo, tai ko tu negali su manim pabūti, o aš jau ir pavargus būdavau ir viską. Ir vieną dieną man tas atsibodo. Man atsibodo ir aš pakėliau taurelę, aš pradėjau gerti ir tada aš pradėjau po biškį vartoti vėl ir tada vėl viskas iš naujo, vėl aš pradėjau, ta prasme, po biškį pradėjau gerti, bet kas atsitiko, kad aš atsimenu, aš išvažiavau į Ispaniją vėl ir viena, nes, tiesiog aš išvažiavau į Ispaniją, bet aš ten jau vartojau ir tada man ten labai blogai buvo, nes kadangi man atsiminimai visi grįžo dėl vyro pirmo žūties ir kas atsitiko, kad man taip blogai jau buvo, kad man arba durnynas, arba nusižudyti, nes aš vieną dieną skambinau mamai, sakau, mama, viskas, nebegaliu, man per sunku, ta prasme, ant tiek skausmas būdavo kūno deginimas, kad aš nebegalėdavau su tuo tvarkytis, aš nustojau valgyti, aš nustojau, sukūdau ten iš vis. Ir tada aš sakau, viskas, aš nebegaliu ir aš norėjau su mašina trenktis į sieną. Ir tada man kažkaip davė ten tokio žmogaus, tokio gydytojo numerį ir aš pas tą gydytoją iš pačio ryto nuvažiavau, aš papasakau, kas su manim yra ir jis man išrašė antidepresantų. Jis išrašė kitų antidepresantų ir aš pradėjau juos gerti ir va tada mano gyvenimas pradėjo gerėti. Aš pradėjau jaustis saugi. Man nebekilo tos panikos atakos. Aš pradėjau jaustis, kad aš galiu pati viena su savim būti. Ir tada aš supratau, kad aš jau galiu pradėti gyventi, džiaugtis gyvenimu. Ir aišku, kai aš tą pasakiau savo, tai tada aš pradėjau visus velniop siųsti, man neįdomu buvo, kas kaip, aš žinojau, kad aš turiu dėl savęs dabar gyventi, nes dabar aš jau galiu džiaugtis gyvenimu, aš galiu būti viena. Ir tada aš pradėjau, aišku, vartoti, pradėjau daryti tą, ką aš noriu, elgtis taip, kaip aš noriu, nebeįdomu man niekas ir su vaikais, ir, tiesiog. Tokia, kaip dabar aš supratau, tai aš pasidariau visiškai bejausmė, nes man svarbu buvo, kaip aš noriu gerai pagyventi dabar. Man reikia dabar gerai pagyventi. Ir tada, aišku, kas atsitiko? Atsitiko tas, kad po kokių 10, tai, jau kai aš pradėjau gyventi savo gyvenimą, po kokių 3 metų mano vyras irgi buvo belenkai pradėjęs gerti, aš irgi ten jau gėriau, bet gal aš mažiau gėriau, nes aš atsimenu, dar ir šaldytuve stovėjo tie visi
jo palikti alkoholį, jie galėdavo stovėti 3 mėnesius, aš jų negerdavau, aš negerdavau. Bet nes nereikėjo man to, nereikėjo man tiek gert. Bet tada atėjo dar vienas mano tas gyvenimo toks smūgis, kai aš po 10 metų gyvenimo su savo vyru, aš su juo, jisai susirado kitą moterį ir išėjo, ir mes išsiskyrėm. Ir man vėl buvo tas pats, kaip buvo su pirmu vyru, kai jisai žuvo. Lygiai taip pat aš jaučiausi, man buvo tragedija, aš vėl gyventi nenoriu, man vėl viskas velniop, aš nežinau, kas su manimi yra. Ir va tada turbūt ir prasidėjo mano va tas lūžis, kai man jau viskas, aš tiesiog va tada aš pradėjau, nepradėjau gerti iš karto, bet pradėjau norėti išgerti, tą skausmą turbūt numarinti. Ir vat, aš atsimenu, mes po 2 mėnesių susitaikėm su juo, aš dar metus laiko, buvau tokiam baisiniam pykti su juo, jisai, aišku, vėl manęs ten vėl skaudino, bet mes jau gerdavom kiekvieną vakarą alaus ir iš pradžių užtekdavo man vienos ten tos karbonkės, paskui jau žiūrėk ir 2, ir 3, jau žiūrėk savaitgaliais, tada vienu momentu kažkada vyras man pasiūlė vėl narkotiko, nors aš 10 metų jau buvau nevartojus, tai aišku, tada, kai aš jau panaudoju, pajaučiau prisiminiau, pamačiau, kad tas narkotikas man vėl nieko nedaro, nes prieš tai buvo labai man blogai, dingo tos baimės, nes aš vaistus vartoju antidepresantus, tai aš ir tos narkotikus vėl pradėjau, tai kai pradėjau narkotikus vartoti, tada jau prasidėjo pachmielai, ta prasme, jau 2 dienas aš galėdavau gerti, nes anksčiau aš pachmielo nedarydavau. Ir tada kaip jau mes susitaikėm po tų metų, jisai išvažiavo į Angliją, bet aš visą laiką galvojau, kad jisai dėl to kaltas. Jisai kaltas dėl to, kad aš geriu. Ir kai jisai išvažiuos, aš negersiu, aš jau pasikeisiu, aš būsiu tokia faina, viskas bus gerai. Deja, taip neįvyko, jisai išvažiavo, aš toliau maloniai gėriau ir su draugais gėriau, ir naujų draugų atsirado, su kuriais gėriau, ir labai linksma buvo, ir buvo labai faina. Ir taip 2,5 metų aš viena dar gyvenau, vyras grįždavo, pabūdavo, vėl išvažiuodavo. Ir tada aš jau po 2,5 metų matau, kad jau viskas, kad jau kažkas bus. Arba aš turiu važiuoti pas jį į Angliją, arba aš turiu skirtis, nes, tiesiog matau, kad mes, atitolstam. Ir aš tada, aišku, susidėjau daiktus ir išvažiavau į Angliją. Anglijoje aš atvažiavusi, irgi aš negalvojau, kad aš esu alkoholikė. Aš tau visą laiką sakydavau, bet aš galvojau, kad aš galiu negerti. Bet aš atsimenu, tada, kai aš atvažiavau į Angliją, mes pradėjom gyventi su vyru. Ir kai aš norėdavau alaus, jis man sakė, tai kam tu čia gersi tą alų, dabar nereikia. O man toks pyktis suimdavo, aš taip norėdavau to alaus, aš taip kankindavosi, man reikėdavo 2 dienas negerti, aš galvojau, juos visus pakarsiu, užmušiu, nes aš noriu išgerti. Ir tada aš supratau, kad aš turiu problemą. Aš turiu problemą su alkoholiu, tik tada supratau, nes aš nebegaliu sustoti. Ta prasme, aš negerdavau be saiko, bet aš ir negalėdavau atsisakyti jo. Mane tiesiog traukdavo. Ir tada aš pradėjau ieškotis visokiausių ten priemonių, kad negerti. Tai aišku, aš tenai ir vaistus vis pirkausi ten, kad negert, bet kai pasakė, kad ten išgersi jų ir numirsi, tai aš galvoju, geriau aš jų negersiu, kažkam atidaviau. Paskui ten tokių lašelių buvo, kur kiti ten savo šeimos narių pila, tai aš sau nusipirkau, tai irgi aš pasilašinau biškį, bet paskui, jau gerai, jau dabar biškį noriu pagerti, tai nebelašinau. Tai bandžiau taip mesti gerti, bet vėlgi nepavyko. Ir tada, kai mes, aišku, su vyru pradėjom Anglijoje gyventi, tai toliau viskas ėjo, ten tie narkotikai, viskas, bet vėl aš jį kaltinau, kad jisai čia kaltas. Bet iš tikrųjų aš gerdavau tam, kad narkotikų pavartot, bet paskui jau, kai aš tų narkotikų, jau pavartodavau, tai paskui vėl gerdavau, kad užmigčiau. Tai ir aš atsimenu,
aš vėl su juo išsiskyriau, vėl į kitus namus išėjau gyventi ir jau galvoju, nu va dabar tai jau negersiu, nes jisai man trukdė, dabar aš jau negersiu. Ir aišku, pas mane vėl nauji draugai ir vėl visi tie, kurie geria, kurie vartoja ir atsiranda ir tų narkotikų ir visko. Ir vėl aš matau, kad jau čia ragas man, žinai. Ir tada aš atsimenu, buvo Kalėdos, kai mano tėtis atvažiavo iš Lietuvos ir aš išėjau į koncertą, aš prižadėjau savo, kad tikrai negersiu, bet atsitiko taip, kaip atsitiko, aš aišku prisigėriau, mes su draugė nuvarėm gerti ten su tokiais aš jų net nepažįstu, ten jinai juos pažinojo ir mes 2 paras ten gėrėm. Mes gėrėm 2 paras, aš 2 paras negrįžau namo prieš Kalėdas, mano tėtis iš Lietuvos atvažiavęs, mano vaikai viską, o aš va tai va. Ir aš, kai grįžau namo, aš supratau, kad va dabar tai jau viskas man. Man dabar jau viskas. Ir aš tada, aišku, susidėjau daiktus, išvažiavau į Lietuvą po švenčių, nuvažiavau, užsikodavau ir aš 8 mėnesius negėriau. Aš negėriau 8 mėnesius, bet aš atsimenu, visą laiką aš galvoju, kad nustosiu gert, bus labai fain, bus jau visai kitoks gyvenimas bus, aš būsiu labai faina, laiminga, man bus viskas gerai, dėja taip nebuvo, aš užsikodavau, man buvo labai blogai, aš pasidariau kažkokią tą, nežinau, tai aš pasidaviau į darboholizmą. Dirbau po 14, po 15 valandų ir aš šiaip ne taip 8 mėnesius išbuvau negėrus. Ir tada aš atsimenu, mes važiavom atostogų ir aš žinojau tada tikrai, kad aš po 8 mėnesių tų atostogų, per tas atostogas aš gersiu. Ir aš nuvažiavau, aišku, aš gėriau ir aš pragėriau ten kaip atostogas, nu tai ten, aišku, aš mėnesį atostogau, tai mėnesį ir gėriau. O tas gėrimas, nu tai nebuvo ten, kad smigus ištisai, bet va tai alaus, tai to, tai ano, vakare daugiau, dieną mažiau, bet Ispanija, ten geri, viską ir vėl narkotikai, ten viską ir aš grįžau ir aš atsimenu, man reikėjo dukrą važiuoti pasimti iš kito miesto ir man toks panikos priepuolis sukilo, kad, nu, aš kviečiausi greitai ir tada man daėjo, kad čia dėl alkoholio. Bet aišku, aš tada dar nieko nedariau, dar pagėriau, aš rugpjūtį atsimenu, pradėjau gerti ir iki gruodžio aš pagėriau ir tada aš, kadangi darbe buvo žmogus, kuris žinojo anonimus čia Londone, man rekomendavo tuos anonimus, plus mano teta yra irgi anonimuose, man davė vienos anonimės numerį, aš susiskambinau su ir aš nuvažiavau į anonimus, nes nebežinojau, ką toliau daryti. Ir aišku, aš nuėjau į tuos anonimus ir tenai 3 savaitės pavaikščiojau, ten man labai patiko iš tikrųjų, bet aš išgirdau, kad reikalingas tikėjimas. Ir aš tada galvoju, tai ko man čia vaikščioti, aš neturiu čia laiko, einu aš susirasti pati savo tą tikėjimą. Ir aišku, aš po 3 savaičių mečiau tos anonimus ir aš pradėjau ieškoti savo tikėjimo, pradėjau gerti ir tada prasidėjo visokios meditacijos, visokie ten, sąmoningumo kelias. Tai iš dalies taip, aš esu be galo dėkinga tam irgi etapui, nes aš daug supratau apie tikėjimą, aš supratau, aš labai daug gero pamačiau. Aš pamačiau tame kelyje, aš 2 metus tai dariau, aš pamačiau labai daug gero, kitaip pasaulį pradėjau matyti, bet aš nesupratau vieno dalyko. Ten sąmoningume visi man sakė, kad tu medituok, tu daryk ir tau savaime praeis. Ir aš laukiu, kadagi čia praeis. Kadangi man nepraeina, tai aš savaitę medituoju, savaitgalį nusinulinu, prisigeriu. Vėl savaitę pamedituoju ir vėl nusinulinu. Ir aišku, man nepadeda, tik dar labiau tos meditacijos visos pradėjo mane dar labiau taškyti. Bet tada aš vėl atsimenu, sugalvojau, kad galvoju, neišeina man čia gerti, o aš į anonimus tai tikrai neįsiu, negerti prasme neišeina ir galvoju, į anonimus tai aš tikrai neįsiu, galvoju, pasižiūrėsiu, ką dar. Ir man ten viena moteris pažįstama rekomendavo, kad yra tokia Minnesotos programa, bet yra tokia, kur gali online, ne tiem, kur viską praradė, tai susimoki pinigus ir tipo ten online tu darai. Ir aišku, aš ten susiradau, prisijungiau, susimokėjau 1000 eurų ir tipo aš negersiu.
ten 40 dienų man padėjo, mes ten šnekėjom kasdieną su tuo žmogum, aš pasakau, kaip aš jaučiuos, man reikėjo ten lentelės visokias pildyti, klausyti ten tų alkoholikų visokių, žinai. Nu, ir aš tada tas 40 dienų negėriau ir paskui žiūriu, kad aš, kaip fainai galiu negerti. Jis man sakė, Lina, tau reikės dar kažką daryti, nu, tarkim, eiti į anonimus, dar kažką, jo, gerai. Taigi aš pati galiu ir ką, ir aš po 4 mėnesių, nu, pradėjau gerti, o dabar aš suprantu, kodėl aš po 4 mėnesių gerti pradėjau, todėl, kad aš galėjau ir anksčiau pradėti gerti, bet aš sumokėjau 1000 eurų, aš primečiau, kad į mėnesį aš 2,5 eurų pragerčiau, tai reiškia, aš 4 mėnesius turiu dabar negerti tam, kad atsipirktų man tai, ką aš ten susimokėjau, ir tada aš vėl galėsiu gerti. Ir aš atsimenu, jau po 4 mėnesių aš skridau iš Lietuvos, man atrodo, su draugė, o ta draugė, ta, kuri mane išveda iš kantrybės. Ir jinai kalta dėl to, kad aš tipo šiandien prisigėriau. Tada tą dieną jinai tipo ale mane išvedė iš kantrybės, aš nusipirkau šnapso, nu, lėktuvė jau pradėjau gerti, nes man buvo per sunku su ja. Čia buvo viskas buvo viskas suplanuota, tiesiog aš, tada tai taip galvoju, dabar jau kitaip suprantu. Ir vėl aš pradėjau gerti. Ir tada gėriau dar praktiškai daugiau, lygiai metus pagėriau, bet tuos lygiai metus, kai aš pagėriau, aš vėl ėjau hipnozės, ėjau regresinės terapijas, ten valiausi savo ten tas visokias, dariau ten tą, ką jie ten man rekomendavo ir iš tikrųjų aš tada mečiau antidepresantus, viską, atsisakiau visko ir aš atsimenu, mečiau darbą, viską, pradėjau naują gyvenimą kurtis, nes va čia jau viskas, aš jau pradėjau ten manifestuoti, kokius aš malonų darbą turėsiu, viską. Ir iš tikrųjų vasara, jau čia paskutinė ta mano vasara buvo, kai aš gėriau, buvo man dugnas, man tiek pradėjo važiuoti stogas, kad aš nebežinojau, ką daryti, man padėjo tik alkoholis, nes aš dariau tas meditacijas, bet aš vis tiek gėriau ir pas mane buvo toks stiprus egocentriškumas, savanaudiškumas ir aš nežinau, kas tai yra ir man meditacijos nepadėdavo, man pradėdavo ten vaidentis, visokios nesąmonės, mane ėdė iš vidaus ir aš jau galvojau, viskas, man bus ragas. Ir aš tada nebežinojau, ką daryti, aišku, aš pradėjau vėl antidepresantus gerti, aš pradėjau ieškotis psichoterapeutės, aš su ją per vasarą dar tenai pabuvau su ta psichoterapeutė, jinai man nepatiko, bet žinot, aš ką noriu dar pasakyti, tuos metus, kol aš ėjau to sąmoningumo keliu, aš pamačiau, kaip Dievas veikia, aš pamačiau, ką jisai duoda, kai tu juo pradedi tikėti. Man tiek daug gerų dalykų jisai davė, man pradėjo keistis gyvenimas, aš sustot gerti negalėjau, bet aš mačiau, kaip, pavyzdžiui, aš darau kažką, kaip aš su žmonėm kitaip bendrauju, kaip juos aš priemu. Tada kokias dovanas jis man siunčia, ir mano dabartinė situacija, kad kaip aš dirbu, tai irgi visas tas atėjo tik tada, kai aš patikėjau aukštesnėje jėga, kai aš paleidau ten daug dalykų, dingo tai tam kai kurios baimės, mano svajonės pradėjo pildytis, kurias aš pradėjau, susigalvodavau kažkokią svajonę, jinai įsipildydavo ir aš tada matydavau, kaip Dievas veikia. Bet aš tik vienintelio, ko negalėjau sustot gerti, nes aš nežinau, kas tai yra. Ir tada, kai tos svajonės visos pradėjo pildytis, pavyzdžiui, man buvo svajonė mano su kažkokia grupė išvažiuoti, moterų grupė į kelionę į Barceloną, ir tada buvo tokia situacija, kad aš norėjau Barceloną ir dar su moterim. Ir man taip viskas susidėliojo, kad aš būtent ten papuoliau su to moterim, taip kaip aš norėjau. Ir kita dalis ta, kad aš prisigėriau, aš turėjau eiti girta, aš turėjau prisimti atsakomybę už tai, ką aš padariau, nes aš gėriau, aš turėjau eiti į Barceloną ten žiūrėti ir aš matau, kad ką aš darau, bet aš dar negalėjau nieko, negalėjau to sukontroliuoti. Ir aš tada grįžau iš tos Barcelonos, prižadėjau savo, kad viskas, tikrai daugiau negersiu, nes viskas. Ir tada aš grįžus jau namo po tų visų savo kelionių, po visų savo tų atradimų, pradėjau tą darbą jau galvoti, kad reikia man savo tą darbą, masažus aš įsimokinau ir kad jau reikia eiti daryti.
Ir vėl aš atsimenu, kaip aš prižadėjau, kad jau negersiu, bet aišku, aš bijojau to darbo, tai aš tada pradėjau ieškoti visai kito darbo ir aš su dukra šnekėjau, kad sakau, dukrai sakau, vat sakau, dabar sakau, aš sakau, einu ieškoti kito darbo, man dukra sako, mama, tu įdėk skelbimą, sako, ir tada sakau, aš nieko neturiu, daiktų, nieko, tai mama sako, jeigu atsiras kažkoks, nu, tarkim, žmogus, tai ir nusipirksi viską. Nu, galvoju, nu gerai, aš taip ir padarysiu. Aš sakau, nežinau tada, kaip žodžius parašyti. Tai tada pagalvojau, kad pas draugę paprašysiu, kad jinai man parašytų. Nu ir va taip viskas susidėliojo, aš įdedu skelbimą ir tas skelbime man 70 žmonių atrašė ir aš buvau apakus, vėl aš pamačiau, kaip Dievas veikia, kad Lina nebijok, eik daryk, lip per save, lip per savo tas baimės, lip per savo tuos įsitikinimus ir daryk veiksmą. Jau tada aš tą mokėjau, supratau, bet negalėjau sustoti gerti. Ir tada, kai aš įdėjau pas mane klientų pilną ir tada aš galvoju, ką man daryti, kaip man, ir tada aš perskaičiau ten tokį vieną internete, nes aš vėl pradėjau ieškoti, kaip man mesti gerti, nes galvoju, nu jau viską išbandžiau, anonimus išbandžiau, tai jau galvoju, nu dar gal kas nors iškris, nes ten jau kažkokia moteris ten siūlo kažkokius ant galvos uždėt, kad ten, ir aš tą buvau radus, ir tada dar atėjo atsakymas, kad anonimai. Nes kitos išeities man nebuvo, tik anonimai. Ir aš galvoju, nu gerai, galvoju, reikia man eiti tuos anonimus, nes nebeturiu ką daryti, viskas. Ir aišku, aš nuėjau anonimus ir pradėjau vaikščioti ir po savaitės, ir tada kaip tik tie klientai pas mane pradėjo eiti ir savaitę aš pabuvau anonimuose ir po savaitės aš savaitgalį dar atskritau, išgėriau, bet aš priėmiau klientę, aš neatšaukiau jos ir aš tokia, va, matai, šaunuolė, tu neatšauki klientės, nesvarbu, kad aš smirdantį iš burnos buvau, bet aš ją priėmiau, kokia šaunuolė, tai reiškia, va, viskas gerai. Ir aš tada dar 2 savaitės einu į anonimus ir toliau negeriu, bet jiems nesakiau, kad aš jau po savaitės atkirtau, nu ten kam jiems čia žinot. Ir aš tada ėjau tas 2 savaitės ir po 2 savaičių, aišku, mes ėjom kitą, tai 1 savaitę mes su draugė nuėjom, tipo nieko nevartojom, bet sėdėjom ir žiūrėjom, kaip visi vartoja. Ir išėjom iš ten, sakom, žiūrėk, kokios mes šaunuolės, galim su tai žmonėm bendrauti ir mums nieko nereikėjo. Nors anonimai sako, neik ten, kur vartojame. Bet va, aš savo įrodžiau, kad aš galiu nevartoti, žinai. Ir aišku, kitą savaitę aš jau vėl išėjau, vėl žinojau ir kad nu, ta prasme, aš 100% žinojau, kad negersiu, bet aš nuėjau ten, kur vartojama. Ir ten, kur vartojama, ir aišku, aš labai spyriojausi, bet vėl išgėriau šampano ir tada vėl parą laiko gėriau. Ir va tada jau man buvo viskas. Aš supratau, ir klientus atšaukiau, ir tada aš jau, kai atsipeikėjau, aš supratau, kad va dabar jau man viskas. Jeigu aš čia nebesustosiu, Dievas man daugiau nebepadės. Aš supratau, man tada atėjo atsakymas. Jeigu aš dabar nesustosiu, man nieks nebepadės. Dievas nepadės, nes aš viską gavau ir aš viską dabar prarasiu. Va čia mano buvo gyvybės ir mirties klausimas. Aš taip jaučiau, aš nežinau kodėl, bet man taip atėjo toks atsakymas. Arba darai, arba viskas tau. Ir tada aš paskambinu vėl anonimiai tai savo, paskambinau visą verkiantį, nes aš jau buvau pasidavus. Sakau, aš nebežinau, ką daryti. Jis sako, tu nepripažįsti. Sakau, aš pripažįstu, kad aš alkoholikė. Bet sako, tu nepripažįsti, kad tu esi bejėgė prieš jį. Ir tada jinai sako, eik į grupę. Ir tiesiog eik į grupę. Ir aš pradėjau eiti į grupę ir tada aš atsimenu tą dieną, kai aš atėjau, aš pasakiau viską, aš verkiau labai, mane visi labai apkabino, palaikė. Ir va nuo tada prasidėjo mano sveikimas. Nes va tada buvo mano dugnas. Tikrai aš galiu pasakyti, kad tai buvo mano dugnas. Ir vienintelis, kas mane tada išlaikė iki šiandien, ne iki šiandien, iš tikrųjų ne iki šiandien, bet ilgą laiką mano noras išlikti blaiviai ir baimė prarasti tai, ką aš turiu, ką aš dabar pasiekusi esu, ne? Bet tai aišku, čia mano buvo jau, viena pusė, o kita pusė, kai aš atėjau į anonimus, aš supratau, pradžioje aš ten buvau labai pilna puikybės, jūs visi čia niekas, aš čia tokia faina, aš buvau
ta prasme, aš dabar tik suprantu, aš 100 kartų galėčiau atsiprašinėti kiekvieno anonimo, nes tada, kai aš atėjau, aš buvau be galo pilna puikybės, arogancijos, egoizmo, savanaudiškumo, kaukės, viskas, kas įmanoma. Aš kartais, kai pagalvoju, vat, pavyzdžiui, kai reikia ten pamatyti save, tai aš galvoju, Dieve, kaip aš galėjau tokia būti, nes, nu, tik viskas, bet viskas, bet tos būdo trūkumai, tai man atrodo visi. Apart tų, kur ten nutilėti, kad aš bijau pasakyti, taip yra, kam aš bijau pasakyti, bet kai kurie ten, ne, bet būdo trūkumai visi mano buvo. Ir aš galvoju, o Bože moj, nu tai, nu ir aišku, kadangi aš tokia visa atėjau, tai susiradau globėją, po 4 mėnesių aš nusprendžiau, kad jinai man labai čia kenkia, kad jinai tokia kaip mano mama ir man čia tikrai jinai neaiškins, kaip gyventi ir ką daryti. Ir aš atsisakiau jos. Iš tikrųjų, tai galbūt aš dėkoju tam jausmui, va tada, nes aš jos, kai atsisakiau, aš kitą globėją, paprašiau kitos globėjos, jinai nuostabus žmogus, tikrai jinai man labai daug davė. Iš tikrųjų, pirma globėja man, bet dabar aš jau galiu pasakyti, iš šiandienos pusės, kad pirma globėja man parodė mano juodąją pusę. Jinai atvertė man ir parodė, bet tu esi tokia. Ir dėl ko aš jos atsisakiau, todėl, kad man nepatiko išgirsti tai, ką jinai man pasakė. Nu, man nepatiko. Ir aš galvoju, dar čia man aiškint, žinai, taigi viskas turi būti pagal mane, taip kaip aš noriu. Bet tik dabar aš tą suprantu. Tai va, tai tada aš, kai susiradau, paprašiau antros globėjos žingsniais, kad vestų, mes vėl pradėjom, tai nuostabus žmogus, bet vėlgi Lina. Aš einu žingsniais ir aš įsivaizdavau, kad čia bus taip, kaip aš noriu, vat greitai, taip, viskas pagal mane ir čia labai viskas bus fainai. Ir aišku, aš nepaklausiau savo globėjos, kiek laiko mes eisim žingsniais. Ir aišku, man labai nepatiko, taip kaip mes ėjom žingsniais, bet aš dažnai sakydavau, nes jau išmokau pasakyti tai, kas man nelaikyti savyje, nes aš žinojau, jeigu aš laikysiu save, aš užgersiu, nes aš laikau pyktį, aš laikau viską, bet kita pusė ta, kad vėlgi mano antroji globėja be galo daug man išmokino to nuolankumo, nes ašgi negaliu dabar vienos atsisakiau, dabar kitos atsisakysiu, nu kas čia dabar? Galvoju, ne, Lina, tai va taip aš pradėjau mokintis nuolankumo, išgirsti nuolankiai, ką man sako, vėlgi einant po biškį grupės, nes aš visą laiką ėjau į grupės, aš jungiausi visur, kur įmanoma. Po vieną dieną aš pradėjau matyti save iš šono. Jau aš pradėjau, nes pradžioje aš nemačiau, aš negirdėjau, aš viskas tik apie mane. Tai visą tą kelią, kurį aš ėjau iki, vat su ta pirma, antra globėja, jau su antra globėja aš pradėjau matyti save iš šono, priimti, man ne taip, lygiai taip pat taškė, daužė, tas egoizmas lūžinėjo, aš vėl kildavau, tos būdavo labai up and down, nu nerealiai ten man atrodo, Dieve, aš kaip pagalvoju, kaip aš išgyvenau visą tą, nes man tai buvo labai. Nu, bet aišku, tada vieną dieną aš supratau, kad jau man ir ta globėja negerai, man reikia dar vienos globėjos, nes, ne, man per ilgai, man negali būti taip ilgai, aš nebegaliu daugiau kentėti, aš noriu atsisakyti tos globėjos ir aišku, jau turbūt aš pasąmoniškai išgirdau kitą žmogų, kuris šneka ir man patiko to žmogaus šneka ir jau turbūt kažkur man pasąmonė jau, reikia man ją pasimti. Ir tada aš porą kartų jai dar neatsisakius tos antros globėjos, aš jau jai porą kartų paskambinau, man patiko taip, kaip jinai mane, kaip aš išėjau iš tos blogos emocijos, kai man buvo ten tai blogai. Ir tada galvoju, viskas. Aišku, aš jau turėjau tą, kaip ir,
kaip čia tas žodis, nu, kad tipo, aš jau turiu kitą žmogų, kurį galiu pasirinkti, tai jau tos aš galiu kaip ir atsisakyti, tai jau man pradėjo sukti visai ir tada vieną dieną, bum, vėl aš sprogau, tas mano puikybė viskas ir aš tada paskambinau savo globėjai, pasakiau, kad, nu, ne, aš negaliu taip, man labai tai trukdo ir tada aš, aišku, iškart paskambinau tai kitai moteriai ir papasakau, kas atsitiko ir sakau, aš noriu, kad tu, nu, paprašiau, kad jinai būtų mano globėja, vėl aš noriu, ne? Ir, o aišku, čia dar ta moteris sako, kažkada jinai taip, aš iki paskambinau, sako, nu, sako, būna kartais aš pravedu per 3 mėnesius, nu, tai Linai, taigi 3 mėnesiai tik tai žingsnis, įsivaizduojat, kaip gerai, nu, tai, nu ir ką, ir aš, aišku, jau 3 mėnesius, aš jau ten dieną iš dienos laukiu, kada čia tie 3 mėnesiai praeis, aš matau, kad tą knygą mes skaitom, čia jau mėnesis vienas žingsnis, gal kokie 3 mėnesiai neįmanoma, ir tada vėl prasideda mano visokie ten mintis. Bet va tada ir pradėjo mano jau, va tada aš pradėjau jau sveikti. Ta prasme, sveikimas jau pradėjo kilti, nes kadangi aš nebeturėjau kur eiti. Aš supratau, kad tai ne jos kaltos, tai ne mano vyras, tai ne mano šeima, tai ne gyvenimas kaltas. Viskas yra iš manęs. Ir nuolankiai pradėjau viską daryti, nors aš dariau nuo pirmos dienos, kaip globėja man jau 3 pasakė, nu, rekomendavo, ką daryti, aš jau tada sąžiningai viską, Dieve, galvoju, kad tik tais ir tą darau, ir aną darau, nu, bet tada, aišku, jau globėjos aš nepaliksiu, aš paliksiu savo vyrą. Ir aš palikau savo vyrą po metų laiko. Dieve mano. O Jėzau, tai aišku, šiandien dienai aš galiu pasijuokti iš to, bet tada aš palikau, nesgi jisai man trukdo blaivybei, man jisai trukdo, jisai viską daro blogai, jis nedaro taip, kaip aš noriu, jis neklauso manęs, jis manęs nepriema, viskas blogai, ką jis daro ir viso, skiriuosi, nes jau globėjai mes negaliu, mečiau vyrą. Ir kai mečiau vyrą, 1 mėnesį gerai labai jaučiausi, pajaučiau ir Dievą, ir gamtą, ir viską ten, ir laisvę, ir ten ramybę. O po mėnesio, kaip dėjo vaikelį, tai iki vos neišprotėjimo, vos ne iki atkričių, tai ačiū Dievui, kad vat vėlgi turbūt ta mano puikybė man padėjo tuom, kad aš negalėjau nu, išgerti, nes jeigu aš, nu kaip aš čia prisigersiu, ne, aš jau tiek laiko blaiva, ne, aš negaliu, tai man draskėsi tas, tai aš dariau viską, ką man sako globėja, man dariau viską, ką man sako kiti, tik tai, kad aš neišgerčiau. Ir aišku, tada, kai aš išsiskyriau su to vyru, aš pamačiau savo būdo trūkumus kardinaliai. Visus. Nu tai aišku, tada jau prasidėjo savigrauža. Savigrauža, kokia aš čia bloga, kokia aš čia, nu viskas blogai pas mane ir ką dabar man daryti. Nu tai vėl, arba eit gert, arba atiduoti viską Dievui. O aš galvoju, kad aš viską visada Dievui atiduodu ir kad jau čia viskas man labai gerai. Dėja, nebuvo taip. Šiandien dienai aš negaliu pasakyti ten, kaip bus rytoj, bet šiandien dieną aš kitaip jaučiuos, bet aš džiaugiuosi, kad aš visą tai praėjau. Dėl ko? Dėl to, kad aš įgijau ramybę, aš sąžiningai savo atsakau, kur mano būdo trūkumai, aš sąžiningai atsakau, kodėl aš taip noriu, aš matau save, aš nebežiūriu kitus. Ir jeigu man tik ateina mintis apie kitą žmogų pamatyti, aš iš karto grįžk į save, tu tiek turi savo šūdo, nes tam, kad supras, kiek aš turiu šūdo, aš turėjau visą šitą praeiti. tą skausmą, tą lūžimus, tuos ego, viską, tam, kad suprasti, kiek viduje pas mane, nes aš anksčiau visada galvojau, aš labai gera, labai tobula, nuostabi mama, nuostabi žmona, tokia pasiaukojanti ir dukra, o pasirodo ne, visa tai buvo apgaulė, visa tai buvo melas, visa tai buvo savanaudiškumas, egocentrizmas, kad tik aš būčiau faina, kad visi mane mylėtų, kad nieks manęs kad nieks manęs nepamestų, neatsisakytų manęs, vat iki tiek, va taip va buvo.
Tai ir iš tikrųjų trečiam žingsny aš labai daug supratau apie šitą Dievo tą vat, kad būti naudinga kitam ir atiduoti Dievo valiai, bet kažkaip dar nebuvau, aš dariau visą tai, atrodo tu lyg ir, bet vėlgi man tas noras būti tokiai tobulai, tai tobulai Dievą pajausti, vat kitaip negu jūs, vėl visą laiką tas norėjimas būti tobulai, kitokiai ir va visas šitas, dėl to ir tas Dievas jis taip neatėjo, dėl to ir tas skausmas jis toksai, net aš norėjau būt kitokia. Šiandien aš nenoriu būt kitokia, šiandien aš esu tokia pati kaip jūs, ta ligonė, nes aš priešinausi savo ligai, viską, ir man dabar vyras sako, tu ne ligonė, sakau, ligonė, ligonė, ir aš jam net pavyzdžiais rodau, kokia aš esu ligonė, nes kol aš kovojau prieš savo ligą, tai tol aš ir nepasidaviau. Kai aš pripažinau, sąžiningai pripažinau, kad aš esu ligonė, ir tai yra dėka globėjų. Ir ypač paskutinės, nes jinai man visą laiką, aš vis kažkaip pabrėždavau, kad, mano ten ar liga, aš neatsimenu, aš iš tikrųjų, jinai išgirsta mane, aš savęs negirdėdavau. Ir dabar paskutinį kartą aš išgirdau, kad aš esu ligonė, aš nebuvau, aš būsiu, bet aš esu ir aš kiekvieną dieną, būdama ligonė, galiu kažką daryti. Jeigu aš jau nepripažinsiu, kad aš esu ligonė, automatiškai aš jau būsiu geresnė už kitus. Nes kol aš ligonis, aš priimu jūs ir aš tada galiu per save pajausti, ką jūs jaučiat. Kai aš suprantu, kad aš ne ligonė, aš tada nejaučiu jūsų. Viskas taip man veikia, taip Dievas veikia. Taip veikia programa. Kol aš nepripažįstu savo, kas aš esu, kol aš nepripažįstu, kad aš galiu klysti, nes aš noriu būti tobula, tol aš nepriimsiu kitų, nepriimsiu pasaulio, nepriimsiu gyvenimo, nes ašgi tobuliausia, viskas turi būti taip, kaip turi būti man. Ne, taip nėra ir niekada nebus. Ir žiauriai fainai, iš tikrųjų labai laukiu to 4 žingsnio ir jis labai ilgai ėjo, jis mane labai taškė, iš tikrųjų, bet ačiū Dievui, kad aš programą jau ilgesnį laiką ir aš suprantu, kas tai yra ir aš labai ten, buvo blogai, visokių dienų buvo, bet praėjus 5 žingsnį aš nemoku papasakot, ką aš jaučiu. Šiandien jaučiu, nežinau, kas bus rytoj, bet ką šiandien aš jaučiu, tai yra stebuklas. Tai aš tikrai netikėjau, kad tai bus. Aš tikrai netikėjau. Tai, kas įvyko, aš netikėjau. Aš galvoju, bus, bet kažkas, bet taip. Ne. Tai įvyko ir tai įvyko ne tas toksai šuolis, kaip anksčiau būdavo gerai, blogai. Ne. Atėjo ta tokia va. Ir tas, nežinau, net aš esu, man šiandien dienai aš esu, kol kas aš negaliu pasakyti, nes dabar aš esu toj stadijoje, kai aš padariau 5 žingsnį ir aš gyvenu visiškai ramybėj. Kas be atsitiktų. Šiandien dienai, pavyzdžiui, man ateina mintis, aš iškart viską Dievui atiduodu. Aš supratau, kad tai reiškia atiduoti Dievui. Man nuoširdžiai, giliai į širdį atėjo suvokimas, ką reiškia atiduoti Dievo valiai. Nepasilikti savo nieko. Nes ne nuo manęs priklauso. Viskas, aš darau veiksmą, mano veiksmas atiduoti Dievui. Pasitikėti juo visame kame. Nes kitaip man bus ragas. Bus šakės. 100%. Tai va, tai gal jau viskas baigsiu, nes liko, matau, 3 minutės, tai daug galvojau, kad neužteks laiko, bet, tai ir galvojau, kad neturėsiu ką pasakoti, bet man tik duok pašnekėti.